Pasaka apie meškos ir bitučių draugystę. Meška Koko buvo tikra smaližė ir labai norėjo gardaus medaus. Ji nusprendė pasižvalgyti pas bitutes ir paprašyti jų medaus. Tačiau bitutės meškos Koko bijojo, nes ji buvo tokia didelė, o bitutės tokios mažos. Didelė bitučių šeima į mišką atvyko dar neseniai, todėl vietos savo aviliui dar neatrado. Miškas buvo toks didelis, kad jame galėjo pasiklysti kiekvienas, todėl gražią vietelę atrasti buvo sunku. Meška Koko, užuot supykusi, nusprendė padėti bitutėms. Ji ieškojo gražiausio medžio, kur bitutės galėtų įsikurti savo namus ir gaminti gardų medų. Meška atrado patį gražiausią medį ir pradėjo ieškoti gražiausiai žydinčių laukų, kad bitutės turėtų daugybę gėlių. Kiekvieną dieną meška saugojo bitutes nuo lietaus ir kitų pavojų. Bitutės, dėkodamos už meškos pagalbą, nusprendė pavaišinti ją medumi. Dar tokios laimingos meškos Koko niekas nebuvo matę.